Aš norėčiau Būt nematom. mokėti kvėpuoti po vandeniu. Ane? Aha. Aš norėčiau matyti viską be rūbų. Aš įsimenu, kažkoks filmas buvo toks, kur akinius susidedi ir tada visus žmonės tiesiog rūbų nebėra, matai nuogus. Vat creepy filmas, ne, vaikui įaugo į galvą. Tai 852411010. Papasakokit, kokią supergalią norėtum turėti. Labas, kuo skambina? Labas, Vaidas. Vaida, iš kur esi? Iš Kauno. Kiek tau metų, Vaidai? Man 27, neseniai suėjo. Sveikinam. Sveiki. Kuo užsiemi gyvenime? Negaliu sakyti, slapta. Gerai, nesakyk. Ne, iš tikrųjų, tai telekomunikacijų bendrovė dirbu. Okay. Okay. Gerai. Sugalvoji, maladės. Vaidai, pasakyk, kokią supergalią norėtum ir ką su jie padarytum. Nu, aš vieną kartą jau turėjau tokį klausimą ir diskusiją netgi su draugais, ir todėl išgirdau, kai šnekat jūs. Aha. Ir pagalvojau, ir aš paskambinsiu ir pasakysiu, pasigirsiu. Nu, pasakyk. Tai iš tikrųjų mes kovą turėjom su draugais, sugalvom po supergalę ir pasakėm, kas kokią turėtų. Ir visi ten nori būti ten nemirtingas, nematomas ten arba ten kažkokiu tokiu prigalvojo. O aš pasakiau, noriu žinoti viską, apie viską, absoliučiai. Tai sakau, aš galėčiau ir sužinoti, kaip būti nemirtingu, aš galėčiau būti ten nenužudomas, aš galėčiau ten teleportuotis ir jie ką buvo sugalvoję, tai sakyčiau, aš galiu tą sužinoti. Geras. Žinių norėtum visų, ne, pasaulio. O neišprotėtum tiek žinodamas. Aš sužinočiau, kaip neišprotėtum. Suprat, tai visas atsakymas yra. Geras čia. Super, Vaidai. Tai ačiū tau, padėk. Įgimtas žinojimas, toksai, ne? Jo. Na, aš taip ir norėčiau iš tikrųjų, nes aš labai žingeidusas. Super. Žinios yra pasaulio jėga. Labai. Tai Vaidai, mes išklausėm tave. Mūsų trečias klausytojas išrinks, ar tu nugalėjai, bet mums dar reikia priimti dar vieną. Paklausyt. 852411010. Kas skambina? Sveiki. Labas. Kuo vardu? Raimondas. Raimondas, iš kur esi? Iš Vilniaus. Ką veiki dabar? Dabar klausykit mašiną. Plaunu ir jūsų klausau. Plauni mašiną. Tai geras oras, kur tu esi? Namie. Namie turi garažiuką, ar ne? Su kiberais plauni ar su šlanga? Ir su šlangu ir su kiberais, žinokit. Kaip dažnai plauni mašiną? Kaip sakot? Kaip dažnai mašiną plauni? Nu, savaitę 2 kartus kokius. O, Dievas, koksai. Kokią mašiną vairuoji? Užsiėmė žmogus. Kokią? Klausyk, tokia pati kaip pas tavo pirma buvo. Audinė 4. O, rimtas aparatas. Klausyk, Giovanni, norėjau to pasveikinti su gimtadieniu šiandien. Nu, labai ačiū, Raimondai, malonu. Jo. Žinau, kad čia antri. Gerai, tai dabar apie galias. Kokią galę norėtum? Jo. Kokia mano galia? Norėtum kokią galę turėti ir ką veiktum su ją? Žinot, norėčiau iš tiesų 2 galės turėti. Tai pirmas skaityti žmonių mintis, o antras sustabdyti laiką. Bet matyti prie antros labiau. Norėtum sustabdyti ką? Visi sustoja, tu vienas vaikštai, įdomu būtų. Ne, tiesiog, suprast, ką žmonės tuo metu masto ir panašiai. Tu sustabdai laiką ir tu turi, kaip sakant, minutę kitą pagalvoti kažką. Supratau. Užskaitom, Raimondai. Įdomiai, ačiū labai. Jo, ačiū tau. Jeigu išrinks trečias klausytojas tave, tai perskambinsim tau. O dabar skambinkit 852411010 ir kuris jums labiau patiko, Vaidas su supergale Žinau Everything, ar Raimondas, kuris norėtų sustabdyti galę. Ta laiką tai yra galė. Ir viskas. Įgimtas žinojimas, jėga. Labas, kas skambina? Sveiki, Justina. Justina, iš kur tu esi? Iš Alytaus. Iš Alytaus. Ką veiki dabar? Ai, nieko, tiesiog sėdinėjau, va jūsų klausau. Baigiai mokslus jau? Jau, baigėsi, ačiū Dievui. Tai dabar būsi studentė ar kitą metą? Na, į gimnaziją toliau 11-okė. Aišku. Justina, tu girdėjai Vaidą, girdėjai Raimondą. Kuris tau labiau patiko? Žingeidus labiau. Žingeiduoliai tau patinka, tai? Tau patinka. Jeigu jisai norėtų, tai jisai sužinotų ir kaip laikas sustabdytas. Patiko tau irgi šitas, ar ne? Jo, visai kieta taip. Kietai, tikrai. Justina, labai ačiū tau už pagalbą. Linkėjimai, Alytų. Gerai, dėkui, iki. Tai vat, Vaidukai, iš tikrųjų tavo toks noras ir galia būtų faina labai. Tai mes tau perskambinsim ir papasakosim, kaipgi atiduosim tau prizą. Tai kvietimas 2 žmonėms į filmą Žmogus